Sveiki, čia aš su jumis ūkininkas Aivaras. Ir šiandien laukia naujas projektas. O koks projektas? Aš nekenčiu iš tų kamerų, kaip pasiuk iš oro. Tai va, išeikim, pradeda. Tai šiandien projektas va toks. Turim tokį vežimą, pats pasidaręs. Nu, čia aišku, aš įdėjau, šitas įdėtas čia dėl to, nes prisuk šitus, bet aš nepilnai prisukau medraščius, nežinau kodėl. Tai ką šiandien tai nusisuksim visus medraščius. Ir dar kažką, nes aš turiu filmuoti šiandien 10 minučių vaizdų įrašą, nes kodėlgi ne. Tai vakar čia biškį buvo... Blet, atsiprašau, bet visi kažkaip biškį už kamerą nukrito. Tai ką aš iš to darysiu, tai tapu kažką vežiau ten, kokius dalykus, nes iš žiauriai geras. Tai gerai, šitas video bus šudiniausias, man atrodo. Ui, vini gal zaibys, nelaiminga šiandiena. Tai gerai. Tai vakar čia buvo atėjęs ir ką aš čia vakar pasidariau. Tai užsikaliau vinis, uždėjau visos grandinės, čia viską gražiai idealiai sustvarkiau. Ir turim tokią bėdą. Aš turiu tokią labai rusišką pyliukę. Ir aš čia buvo kotas. Ir nulūžo tos kotas. Čia va, jau padariau pasikabinę, čia. Ir aš kotas nulūžo, ir aš kotas buvo šitas. Ta čia aišku buvo tokie rankenėliai. Bet nulūžo, tai patarkit man, ką man dėti prie to koto. Patarkit, ką dėti į šitą, kad būtų smagu laikyti po pjaut. Parašykite komentarus, ką uždėti gero. Ar medį kokį, ir plasmasės gabaliuką įsipjaut, aš nežinau, tai patarkit. Tai kėdę persikėliau į šičia, iššlau visą gražiai susitvarkiau. Soliukas kaip buvo, taip prieičiau biškį. O, dabar gerai. Bet turim veidų biškį su šitų langeliu. Aš žinau, man čia pro jį laiką eina oras, aš nežinau. Ar man jį gali čia tik užkalt kažką, arba čia kaip palikti nekreip dėmesio, aš nežinau, bet aš jums parodysiu, kame bėdos. Čia yra tokios vartelis ir matosi, man reikia, kad jisai pilnai užsidarytų, bet jisai pilnai neuždaro, tai gal reikia paimus vieni užlenkt, bet nepadeda, aš bandžiau jau kalt, bet nepadeda. Arba mikroflex užpirkščiau viską. Tai ką dar turiu, ką dar pasidaręs, tai ką čia ką antram aukšte turim gero. Nieko gero. Nelį galiu parodyti, ką antram aukšte turiu gero, jau šiandien čia buvęs, palaukit, dabar reikia užlipti. Tai į antrą aukštą turim seną mano eglę ir dėžė mano, Jesus Christ. 3 metai, kokie geri stovi tą eglį, va matot. Su daiktais kažkokiais štipas, net neatsimenu. O čia sudrėkia viskas jau. Nu karo, čia neaišku, geras. Kitoj pais turim antrą eglės dalį. Tada ten gale turim šlangas ten, o čia turim padangas ir ventilį ir sukiausi toliau. Čia turiu sukiausius medienos, kurios aš čia turiu suskaldyti į tokius šakaliukus ir mamai nuneškit cukurant, bet neturiu laiko. Tada dar čia esu pasidaręs tokį va dalyką. Tipo, va, kur kabyti ir žodžiu, taip toliau. Ir dar kažkaip padaryti, čia man reikia užpirks mikrofleksų ir... Bet nelabai gal matysis, makit. Ir anuoj pasėdam užpirks mikrofleksų, tik tuos viršutinius, nežinau, jeigu matot. Šitos viršutinius turiu uždėti tokias jaustukias, esu pasidaręs, bet nėra kada ir žodžiu, turiu užsidėti. Dabar kažkaip reikia nulipti į apačią. Varais negalais. O, Jėzau. Tai dar, ką nepabaigiau už numelį, tai sienos. Būtiniausiai sienas tai reikia užsikalt. Ir viskas, nu tai ką? Hardom šitą gaidį. Čia jis kliubi, tariška, šiandien, nežinau, kada net neatsimenu, kada aš jį dariau. Čia iš tikrųjų, kas buvo, tai čia buvo tokia senoviška, rusiška žoliapjovė. Aš nusėmiau variklį, išmečiau viskas ir čia galvoju, padarysiu. Aš šiaip kažką tai žiemą žiauriai smagu stumdyti, nes labai skersai va. Jo. Nu tai ką, pradedam, dar turiu tokią rankeną ir sakiau, ant avių tvartų tai uždėsiu ant avių, nu ne čia, ant avių tvartų ir atsidarysiu, nes ten aš pasiek daryti. Nėra kada. Tai ką, ant kopėtėlių pasidariau prie stiprių, nes kaip reikia lipti, kelt koją aukštai, o dabar nereikia. Su čia batais lovų.
Jo. O jeigu mes atrakytum su savo visrakčiu, su šešiakančiu? Kaip jūs galvojate, atrakyčiau ar reikia įkurti savo žvėrį? Dar turiu tokią spyną, va parodysiu. Spyną, kurią skau užsidėsiu, nesusirė, bet neturiu laiko irgi kaip visada. Blem, aš neginčiu tos kameros. Dar turiu, blem, tokių vinių. Tikriausiai jūs man tada žinot, kam jie skirtingi. Tokį pistoletą įsidedi ir tada šaudai, bet ne. Aš išeimu po vieną ir jis susikalu, nes jis žiauriai mano mėgstamiausi vinys. Tik yra žiauriai geri viniai, tiesiog net nereikia nieko pistoleto, tiesiog atsinešu su plaktuku įsikaliu. Taigi turim šešiakančių daug. Tai va, pasižiūrėsiu, ar tinka, ir to sugrįšim. Tai va, pasiėmiau kitą dalį, iš sukasi stendėjau ir aš durnelis, matot, kame bėdos. Va, ir šitas dalykas, palaukite, ir sukasi su juo, tai man reikia ranką palaikyti, matot. Reikia nulaikyti ranką, o kitas sok, tai dabar nežinau, ar gal kur kamerą pasidėti, kad jūs matytut. Tai būtų gerai pasidėti, bet tai ant ko čia man jau pasidėjus? Geras klausimas, aš taip nekenčiu. Va, to ištaisysiu kamerą ir to grįžti. Tai va, radau pasidėjau, dabar dirbam, tai ką, kimbam į darbus. Dabar man reiktų kažkaip čia šitą nusukt kažkaip gaidį. Va, kaip lengvai, aišku, jūs labai ką matysit, bet nepykit už tokį gerą matymą. Aš dabar tik ant kėdės pasidėjau. Va. Blema, kam aš žinokit, aš net neatsimenu, kada ir kaip aš įspėjau prisukt. Ir kam aš įsukau, aš net neatsimenu. O, tai kad čia vieną vaštą atsukai ir čia visi nusisuko, pažiūrėkit. Ai, tai čia viskas, čia nusisuko jau. Gal tai kažkaip to išimsiu, bet da, matomai, da laiko kažkoks. Nusukam šitą varžtą. Jeigu mum jais, eina čia viskas. Aš nelabai ką matysi, bet va. 7 minutės filmuoju, rekordas tai bus mano. Mačiau vakar žiaudą sautę kelis video, tai buvo labai daug peržiūrų, tai ačiū tiem, kurie peržiūra ir ačiū tiem už followerius. Labai esu dėkingas, bandom surinkti bent 50. Jeigu surinkam 50, darom live streamą. Live streamas bus Belarusė, traktoriam tokiam. Ir filmuosiu kaip, ką čia filmuosiu, su to Belarusu, su to MT50, 80 variklis. Nu, ir filmuosiu su juo, kaip aš juo važinėju. Važiuosim paskui vežt baldus tokius senus išmest, važiuosim su to Belarusu, prikrausim ir viskas bus filmuosiu tiesiog, jeigu surinksim 50 subscriberių. Tai va, labai prašom surinkti, o jeigu turėsiu biškį tokių bėdų su Belarusu, tai nevažiuosim su Belarusu, darysiu live streamą, tada nežinau, ką darysiu, streaminsiu, tada nežinau ką, bet tikrai bus, jeigu tik surinkam ant kitos dienos jau viskas, jau filmuoju. Blem, aš tą varžą sakau 3 minutės jau. Oi, Jesus Christ, čia pasidedam. Rankose visą turiu grįžti namo pavalgyti. Aš neseniai atsikėliau, pasižiūrėjau vis ir einu filmuot, nes vis vakarytę filmuoju, po pietų vakarę nefilmuoju. Galvoju, tipo, šiandien įkelt video, kaip jūs galvojate, aš šiandien įkelt kokį vakarę video. Bet nežinau, galbūt biškį per daug tas ryte ir vakare. Tai parašykite komentarus, kelt man video dar šiandien vakare, ar po piet kelt, ar tiesiog iš vis nekelt, laukit šeštadienį, tada jau ne, jeigu šiandien įkeliu, dabar va įkelsiu, tai jau rytoj nekelsiu. Tai gal šiandien dar vakare įkelsiu, nes rytoj nekelsiu ir sekmadienį įkelsiu video, tada antradienį, taip toliau, kas, nes nesąmonė, taip keli, kiekvieną, tai biškiai atsivojus, tai va, pagaliau, va, išsukom tokį varžtą, palaukit biškį, va.
Tai galime šį dabar pasidėti. Kažkur tai, ar pataikyčiau, ne. Nepataikiau. Tada mes turim tokį dalyką, kurį dabar bandysiu išimti. Oi. O, va. Ale aš debilas, eiksnas jau galėjau, aš tik išrovau su visų viniu, bet aš jau galėjau paimti. Ir tiesiog nusukti varžtą, bet aš nežinojau, kad ten yra toks jau varžtas. Zajeb. Na, gal čia užtus nusukti. Bet mes šį filmuojam, oi, tu 10 minučių, beveik 11. Žodžiu, ne minutės esmė, bet nuimu dar šitą plasmasinį šiandien, kam jinai buvo, ir viskas. Ir dar, ne, gal tik tai šitą nuardau ir viskas. Ir šiandien užteks. Šitą pasiliksim kitam kartui. Ui, tu kai garsą padarė gerą. Šitus pasidedam. Gerai, dabar mes nuimsim šitos, šitą man nuimsim nuo šitos auksinio šeš. O, tik kad jau čia gerai prasukęs, aš jau čia klausykiau. Vakar gal pasidėsiu kitur kamerą ir grįšiu. Pasidedu kitur bišį kamerą ir tai va, pasidėjau kamerą. Kaip tik dar blogiau matyt, nu jo. Bet žodžiu, va, turim ką nuimti. Tai mums reikės suktuko, akumuliatoriaus, ar pasikrovęs, ar nepasikrovęs. Oi, tu dar dvi yra. Tada mums reikės. Pagal mane, tai manau, šito reikės. Žiūrėk, kad atspėjau. Sakiau? Palaukit. What the fuck? Nu, gal čia jo, štai čia. Bet jūs žiūrėkit, Aivarai, kaip tu šitą uždėsi ant tokios skylės, dabar žiūrėkit. Aš turiu tokį dalyką. Aš esu professional. Gerai, aš dar nesu. Ir mes turim tokį dalyką. Turim tokį dalyką, va, ir turim tokį dalyką. Vienas dalykas, šitas į dalykas, žiūrėkit, šitas į tokį dalykutis. Šitą vieną pasiau užmaunė ant galvutės, opa, o kitą užmaunė ant šičia. Opa, tai dabar žiūrėkit, čia yra magnetas, jisai nebeiškris, jau galit pūtyti ir paimi tokį va. Opa, šauni, patrauki, spaudi ir viskas, nieks niekur nekrenta, nes labai gerai laiko. Tai ką, sukam varžtus, išsukam. Toks garsas man nepatinka žiauriai. Dabar jums turiu parodyti kažkaip. Jūs įsivaizduojat, koks didelis garsas, bet ant tiek yra susuktas medvažtis, kad net nebesisuka. What the fuck? Jau bandom kitą pusę. Beveik 2 rankų. Nu, žinokit, nesisuka, nežinau ką daryti. Nupjauti čia reikės, tai su flekšinu. Gėda bandom. Ne. Be šansų. Karočią. Pasižiūrėkit, be šansų čia vapšė. Nebelgis per pusę nuplėšyti viską. Nu tai karočią, gal aš jau už kadrą susitvarkysiu, nes... Žodžiu, jo, nes tai galim dabar čia filmuoti, tikiuosi, čia jums neįdomu, bet kaip ir paskui neįdomu. Ta, bet nuėmėm tą, kitam video jau galėsim uždėti normalią rankeną, sutokėsim tokį didelį, uždėsim tokį kašiką. Šia buvo net nežinau. Tai gerai, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškite laikinti ir subscribinti ir paspauskit varpelį ir pakomentuokit po šito video, ką sakiau, pakomentuoti. Tai gerai. Komentuokit, laikinkit, subscriberinkit ir susitiksim kitam video. Ate!